startuoju su įrašu, gerai. This meeting is being recorded. Kad ir mūsų pokalbius girdėtų ir kiti grupės dalyviai. Tai kaip jums sekėsi, kaip su tais augalais, gal kažką turit pasidalinti, gal agurklė kažką jums papasakojo, ar kažką susitikot, ar pavyko, ar nepavyko. Gal pasidalinkim trumpai bent po kelias minutės, kaip gyvenam, kas įdomesnio mūsų ir augalų santykiuose ir ką. Dėl agurklės tai truputėlį gaila, nes agurklė dar pradeda dygti, tik vos šiltnamyje dar vieną nečerą išdygusią radau, bet irgi dar jo, tai va dar dėl to truputėlį jo toks biškit nesusiderinimas. Nieko, turėsim rudenio reikalų su agurklė. Nu jau jos turėtų dabar taip šilta pradėtų augti. Aha, atsiprašau. Aš atsiprašau, Dovilė. Kad prašot pasidalyti, tai kadangi manęs čia ilgai nebuvo, tai aš tokį, jeigu ne tik apie agurklę, tokį tą bendrinę, ar ne, bet ties agurklę staptelėčiau. Aš ją prisimenu vaikystėj, tai jau Dieve tu brangus, tai jau čia kiek tų metų reikia atmesti. Vienu žodžiu 40 su virš, 40 su virš, taip sakykime, metelio atgal. Ir pamenu pas močiutę, jinai gyveno vienkiemy, jinai tokia buvo įdomesnė, jinai žoleliaudavo, jinai ten užsiimdavo alei viskuo, aš dabar kaip prisimenu, jinai ten ir rupūžę susidžiovinusi kažkur, pasikabinusi turėdavo, įvačiukė užsipylusi, bet reiškia ir šita agurklė pas ją darže buvo. Aš su didelė tokia nuostaba prisiminiau ją, aš apie ją tiesiog pamiršusi, kad toks augalas aplamai, jis kaip, egzistuoja, jis yra, ar ne? Nes jo niekur nėra tos agurklės. Ir man iš karto tokia, vaikystė, ir aš ten kažkur toj vaikystėj, ir tam aptvertam darželį, kur močiutė neleisdavo jai, ten būdavo varteliai vėlote užrišti, žodžiu. Tai iš tikrųjų tos agurklės, aš ją norėčiau įsigyti, kad tie man prisiminimai tokie su ta vaikystė. Močiutė ten kažkur, tai jinai jį pjaustydavo tuos lapelius į rūgusį pieną, ten pamenu, trindavo, muostydavo, tai vat kas su agurklė. Aš tuose augaluose, iš tikrųjų, aš aną kartą, kai mes kalbėjom berods apie medetką, tada buvo pirmą kartą, ir sakiau, aš čia toks žalias žmogutis, iš bendro išprosimo, taip, ten duomamės kažkokį postą paskaitysi kažkas, ką ten, kokie eteriniai aliejai ar ką. Nėra, kad ten visiškai taip nulis būtų, ne. Bet kad tom užsiimti ir ten kažkur įkristi, aš galvoju, nors visas pavasaris bėgom ir dabar bėgom. Tiesiog galvoju, turiu sustoti ir turiu ateiti, pasisveikinti, pažiūrėti auditorijai į draugėms, kolegėms į akis. Ir savo tavo tokią patirtį, aš kikenu ir dabar dar kikenu, mane šitaip vedžioja, mane šitaip. Bet aš tiek turiu patirčių su kiaulpiene, aš ten ir nesigilinau, bet mane šitaip įmetė į tą kiaulpienę, aš nemaniau, kad aš tokį stebuklą galiu atrasti kaip kiaulpienė. Aš ir dabar jos turiu ir prisišaldžiusi, ir pridžiovinusi. Žiedų turiu, gyrų visokių, dabar tik tais paskutinę gyrą išgėriau. Dieve, aš galvoju, kas čia vyksta, kas čia darosi su manim. Svoris krenta, džiaugiuosi, kai mažas vaikas. Ir dilgėlė prisidžiovinusi, susimalusi į kokteilius ten. Žinot, merginos, kad kažkokį tai tokį pasidalinti, dažnai tai pas mane yra emocija. Viskas eina per emociją ir per tokį tą vaikiškumą, per tą džiaugsmą. Aš kaifuoju ir toks yra žodis, toks pasakysiu negražiai, aš baldėlinu. Nuostabu, Daiva. Aš baldėlinu. Žinot, ką norėjau ir pasakyti, ir ko aš juokiuosi, tiesiog šypsena nuo veido nenueina.
kai sako, kai matyt, tu pradedi į tą panirti, aš nežinau, mano visas kiemas, mano visas daržas yra apėjęs dilgėlėm, kiaulpienėm, ten visokiom žolėm. Iš kur jos lenda, jų pas mane tiek, žinokit, nebuvo. Iš tikrųjų, jų tiek nebuvo. Kaip išsakytas poreikis gamta atliepia. Ir paskiau taip ir galvoju, tai matyt to, ko man reikia, jūs čia visi pas mane pareinat, nu gerai, jūs jau einat, tai tuoj tada. Nu gerai, taip jau ir gyvenkim. Nu, tai ačiū, kad esat. Ačiū Jums labai, Daiva. Nu, labai gerai. Jeigu galima, Daiva. Jo, labai gražiai, ačiū, bet aš tai tik galvoju, kad kitas dalykas, kai žinai, tai matai, o kai nežinai, tai ir nematai, dar ir tas galėjo prisidėti. Kai žinok, reikia ravėti, tai tu tą labai gerai supratau. matai. Jo, kai reikia ravėti, tada tą labai gerai matai. Ir dabar gali tą skirtumą tokį. Ir dar viena, nu šitai papėjo, nežinau, ir į pievą iškeliau, kaip jinai vadinasi, jinai pavadinimo net nežinau, nu šitiek jos irgi atsirado. Žliūgė turbūt. Ne žliūgė, bet jinai tokiems apvaliais, smulkiais lapeliais, bet jinai yra šliaužianti. Nu, tai ir patrynus labai kvepia. Žliūgė. Ai, kvepia? Ne, tramažolė, šliaušiančioji tramažolė. Tramažolė. Šitiek tos tramažolės aš net žaktelėjau. Bet jos tokios gražios. Man tai jos patinka, gaila netraut būna. Jo, jos žydi gražiai. Bet tai jos nepiktytinės nėra, jas labai sunku išrauti, tik tai aišku iš pievų, kai ateina jo. Nežinau, kur mane toliau nuves šitą kelionę, bet merginos. Ir nereikia žinoti, nueisim ir sužinosim. Nevarginkim savo perkrautų protų šitais klausimais. Ačiū labai, Daiva. Kas dar gali pasidalinti, kaip sekėsi, ką patyrėt, kokie pajautimai, patyrimai aplankė? Gal galėčiau pasakyti apie tą gurklę. Aš iš tikrųjų nebuvau girdėjusi, man tai buvo naujiena. Ir aš, kai pradėjau klausytis tą įrašą paskaitos, aš jos specialiai nežiūrėjau, kaip jinai atrodo. Galvojau viską pirmiausia, pasiklausysiu tiesiog iš klausimo, kaip maždaug įsivaizduot, kaip jinai atrodo. Buvau susidarius visai kitokios žolės tą vaizdą. Bet ir paskui ėjau pasižiūrėti, kaip jinai atrodo ir galvoju, aš jos neatsimenu tikrai tokios ir nežinau, bet mane labai taip suintrigavo, tai galvoju, reikia jo ir man jos užsiveisti, kad sako, ten gerai siejasi. Labai gerai tai galvoju, bet jo, neturiu visiškai jokio patyrimo ir nesakau, čia tik tai prieš šią savaitę klausiaus tą paskaitą, tai jau turiu dabar. Tai viskas gerai, tai turėsit galimybę susipažinti ir pažinti naują augalą, naują draugę įsigyti. Dėkui. Edita, kaip sekasi, Viktorija? Ką nors turit pasidalinti? Ar norit? Jeigu nenorit, tai aš tada pasidalinsiu. Na, jeigu norėsit, tada pabaigoje gal pasidalinsit. Tai kaip praeitą paskaitą pabaigoje ir kalbėjom, kad ten vieną kitą augalą aptarėm, ką galbūt galim paanalizuoti ir, kaip matot, visiškai nei vienas iš tų augalų. Nes, šį kartą tas lipnusis lipikas mane pagavo. Ir istorija čia yra tokia, kad, kai tik tai pradėjo lysti visi augalai, kažkaip vis einu ir vis lipikas, Jisai šiaip nėragi labai pastebimas. Tikriausiai įsivaizduojat, kaip atrodo, irgi nėra toks labai, kad ypatingai garsus augalas ar ypatingai dažnai vartojamas, bet tikrai žinom, kai einam per pievą ir prisikabina prie sijono, ar prie kelnių, jis toks besikabinantis augalas, su tokiais dantukais mažiukais. Ir aš vis einu ir visi matau ir galvoju, kas čia yra šiemet, vien lipikai man ir vis lipa, jis man į akis ir lipa. Ir čia pas mane po langu niekada nebūdavo nei lipiko, nei trikertės žvaginės. Šiemet atsikraustė jie čia tiesiai po mano miegamojo langu. Gerai galvoju. Kažkokit, kaip vadinasi, aš atsiprašau, Sigita. Kibusis lipikas, taip ir vadinasi. Kibusis lipikas.
Tai va, Ieškau. palaukit, įjungsiu. Čia pažiūrėkit, jo, yragi šitam ir jos tam tekste Sigitos tie lapeliai. Jo, aš parodysiu, gal pasidalinsiu ekranu, toj surasiu, kad Aš susirasiu. apie ką kalbam, jo, nes jisai toksai nėra ypatingai, sakau, dažnai toks naudojamas augalas, bet tikrai, kas nors, kada nors pievai buvo, tai turėtumėt matyti. Tiesa, Daiva, ten šiaurės Lietuvoje gyvena, gal ten žemės sunkesnės, gal jos ir retesnės. Žinau, yra. Nežinau, ar mato. Gera piktžolė irgi. Piktžolė. Daržuose irgi piktžolių, kaip piktžolės jie dažnai auga. Jo, ir tokie, vat, jie patys vieni tokie irgi, tą kotą liktai turi tokį kietą, bet jie kažkaip vieni nesilaiko, ne? Jie kabinasi už kitų augalų. Va, tai čia maždaug taip atrodo. Kabinasi už kitų augalų, ar ne? Ir jisai su tais kitais augalais bendraudamas, taip naudodamasis gražiai ir pasirinkdamas kaiminystę ir auga. Ir žinokit, čia, kai atėjo laikas pjaut žolę, jau čia toj pieveliai, tai aš visą laiką pjaunu taip tokiais lopinėliais, tai neužmirštuolės palikau kitas. Ir žinokit, ir neleido man, žinokit, tiesiog neleido vidus pjauti to lipiko ir to, tai nuėjau nusiskyniau. Visus nusiskyniau, visus augalus ir tada tik tai nupjovėm žolę. Ir po to kažkaip tai jau rinkau, ką čia iš tos medžiagos, ką jau šiek tiek turiu. Ir vėl man tas lipikas siekis. Ir galvoju, viskas, nebegaliu ignoruoti, reikia man pačiai su juo pažindintis. Tai ėjau ir sėdėjau ir bendravom ir valgiau ir kramčiau, nors dar biškį anksti, dar jie nežydi, bet vis tiek jau juose pas mane daug aplinkui pilna. Tai ėjau ir kažkaip tai ragavau. Ir tas lipikas, ir kai, žinokit, pradėjau ruošti tą medžiagą, ruošiu, žinokit, rašau ir eina šiurpai per visą kūną, nemoku apsakyti, koks jausmas, ant kiek rezonuoja, ant kiek tas augalas dabar šiuo metu yra reikalingas. Ir niekada nebuvau girdėjusi, kad lipikas turi raminamųjų savybių, ar ne, o labiausiai tai tas jo psichologinis paveikslas, kad jisai tvarko santykius, kad jisai tvarko prisirišimus santykiuose, jis per tą savo kibimą, ar ne, kibumą tokį, jisai turi tą savybę atkabinti visus prisirišimus. O aš dabar einu tokį transformacijos periodą, mokausi tam tikrų dalykų, ten iš bioenergetikos ir kitų. Ir dabar būtent ir einu per tą tokį prisirišimų pastebėjimą, prie ko prisirišimai, prie ką paleisti, kas nereikalinga, kas trukdo. Ir pastaruoju metu jau labai kurį laiką galvoju, kodėl pas mane daiktai kažkaip tai vis ateina ir jų čia daugėja ir mane trukdo, aš juos noriu išmesti visus, noriu atsikratyti jų visų, žodžiu, kažkaip pradėjo daiktai erzinti ir viskas apie lipiką. Viskas tą, ką jisai gali padėti susitvarkyti. Tai dabar aš, žinokit, esu gilioj draugystėj su juo. Kiekvieną dieną ir bendrauju, ir geriu arbatą, ir dar laukiu, kol pradės žydėjimo, tai tada darysiu tokius ekstraktus. Ir tada jau galėsiu papasakoti daugiau, kokie čia rezultatai to mūsų bendravimo, bet iš to, kas iš tikrųjų labai surezonavo, tai tas psichologinis toksai poveikis, ar ne, psichosomatinis, ir aišku, visa kas daugiau tame augale yra, ne, tai gal ir pradėsiu. Nes skonis jisai toks, aš irgi kai valgiau tiesiog pievoj, tai jisai aišku į liežuvį šiek tiek kabinasi, bet nebjauriai, man kažkaip nepasirodė, jis labai sudėtingai ten, kad jį nuryti ar sukramtyti, bet jis turi tokio, tas sutraukiantis skonis, jeigu daugiau pavalgai, tai tikrai jaučiasi tas sutraukimas toksai, gale lieka švelnus, bet toks yra sutraukimas. Ir sakyčiau, to saldumo labai jaučiasi ir surumo, bet labai švelniai, jis neturi tokio ryškaus kažkokio skonio, turi labai daug to žoliškumo, to žolės tokios, ar ne, skonio ir tokių atspalvių.
Tai va, pagrindiniais poveikiai yra limfos sistemai, valo, atblokuoja, ne, kaip prisirišimus visokius, blokus visokius atleidžia, ne, kur kažkas pririšta, tai ir limfos sistema, visokius blokus, viskas, kas užsikišę, tai lipikas atlaisvina ir pravalo. Diuretikas skysčius iš organizmo valo, bet pagrindinis jo poveikis toks, kad jisai atstato visą organizmą. Tai vat, kai bėgi, lėki ir išvargsti ir mano kūnas irgi pradėjo sakyti, kad biški per daug, kad visko per daug ir kad reikia biški stabdyti, reikia ilsėtis, tai vat kaip tik lipikas čia pats tas. Labai apie lipiką esu iš anksčiau girdėjus tik tai iš Stirkevičiaus, būtent kaip priemonė egzemai gydyti, kaip odos problemams gydyti. Jisai naudoja būtent lipiko sultis. Tai vat aš tą patį irgi radau ir literatūroje, kad vienas iš geriausių būdų, kaip apdirbti lipiką ir kaip naudoti lipiką, tai yra jo sultys. Galvoju, kodėl čia. Va, tai bus geriau, biški įrašai. Tai va, tai būtent lipiko sultys naudojamas kažkaip konservuojamas, galima turbūt ir glicerinu, ir alkoholiu pakonservuoti ir tada jas naudoti ir išoriškai, ir į vidų. Na, tonikas ir nervus raminantis, va čia man buvo irgi toks atradimas ir labai įdomus aspektas. Ne? Energetika yra labai irgi įdomi, ypatingai įdomus augalas, dėl to, kad jisai yra vėsinantis ir kartu drėkinantis ir džiovinantis. Žodžiu, dvi priešingos savybės turi abidvi, tik tai vieną turi vietiškai, o kitą turi konstituciškai, bendrai. Tai aišku, džiovinanti, tai jau jeigu augalas diuretikas, tai automatiškai bus džiovinanti, nes išvaro skysčius ir jeigu ilgai vartojam bet kokį diuretiką, tai organizmas sausinasi. Bet va dėl savo tam tikrų savybių jisai turi tą drėkinantį poveikį, kuris yra naudojamas būtent odai, žaizdoms ar ne vietiškai. Vietiniuose arba trumpalaikiam naudojimui, tai jisai turi tą drėkinantį. Na ir taip pat atpalaiduojantį energetiką. Va, kas dar apie lipiką? Na, apie dabar alternatyvų tą poveikį, apie alternatyvus, tai tas poveikis, kuris švelniai palaipsniui atstato organizmą. Tai kai žmogus yra arba labai pervargęs, arba tiesiog po kažkokios ligos reikia atstatyti, tai va tada naudojame augalai alternatyvų. Gali švelniai išjudinti ir išvalyti vietas, kurios gali būti įstrigusios arba sustingusios tiek fiziškai, tiek ir energetiškai ir emociškai. Ne? Tai va šitą aspektą lipiko labai pastebėkime ir užfiksuokime, ne? Kad jisai išjudina viską, kas yra užsistovėję. Ten, kur nėra tekėjimo kažkokio, jisai išjudina ir tada leidžia tekėti tiek emociškai, tiek jausmuose, tiek fiziškai, ar ne, ypatingai limfotakoj. Ir, žodžiu, tas visas aspektas, apie tai dar kalbėsim šiandien ne vieną kartą. Pasireiškia ir kūno vandens takuose, limfinėje sistemoje, inkstuose ir šlapimo takuose, kuris išjudina viską ar ne ir išvalo. Tačiau dažniausiai ir naudojama kaip tonizuojanti priemonė odai. Aišku, ta tonizuojanti priemonė odai tai jau naudojama tepaluose daugiausia, ne pačią žolę dedant. Nors manau, kad sutrinusi košelę, esant labai kažkokiai ūmiai situacijai, tai galima ir tai daryti. Ir tiesiog dėti kompresą. Taip, iš tikrųjų pagrindinis poveikis yra alternatyvas, bet jisai iš tikrųjų gan stiprus yra ir diuretikas ir limfagogas, veikia pakankamai efektyviai, turi tą sutraukiantį pojūtį ir būtent tada per tą sutraukiantį pojūtį tai turi poveikį gleiviniams ar ne, tokį tonizuojantį, ypatingai šlapimo takams, na ir žaizdoms irgi. Taip, lipikas taip pat laikomas kraujo augalu, nors iš tikrųjų turimas omenyje ne tiek kraujo, kiek tas tarpląstelinis skystis, o būtent skysčius veikia. Ir jau galit nuspėti, koks elementas ar ne valdo lipiką. Būtent tą tarpląstelinį
sluoksnį arba ta ląstelių matrica vadinama. Tai būna paprastai daugumos alternatyvų poveikio rezultatas, todėl jie ir priskiriami kraujo valymo priemonėms. Tai ypač gerai veikia odą ir galiausiai kai kurie žolininkai mano, kad lipikas yra lengvas nervus veikiantis arba nervų skausmą malšinantis vaistas. Tai iš tikrųjų tiek, kiek aš čia dabar su juo bendrauju ir jį vartoju, tai jaučiasi toks. Bet vėlgi jis labai švelnus, labai švelniai. Aš jį geriu prieš miegą ir ryte, tai toks jaučiasi toks lengvas kaip ir rūkas nervų sistemoje. Tai va tada jisai, toks va poveikis nėra toks, žinot, kaip valerijonų, toks ir užslopina, ne? O jisai taip labai labai švelniai tokį švelnų tarsi rūku užkloja, ne, mūsų visas juslės. Vėsinamosios ir valomosios savybės padeda nuraminti ir išjudinti tas vietas, kuriuose sąstingis virsto slopinamos dirgintos šilumos mase. Žodžiu, šilumos masė tai yra jau kažkoks uždegiminis. Ne? Ten, kur yra perteklius kažkoks, tai yra uždegiminis procesas, tai vat per savo alternatyvų tą poveikį ir per savo vėsinamas savybės lipikas tuos uždegimus gesina ir vėsina. Būtent taip pat odos ar ne gydymui tai pasireiškia, esant žaizdom kažkokioms, tai gali būti, kad ir iš giliau ar ne kažką reikia išvalyti, tai tada lipikas yra labai gerai. Taip, įdomu pažvelgti į šio augalo drėgmės savybės. Viena vertus jis yra diuretikas, todėl skysčiai pasišalina iš organizmo, o tai natūraliai ilgainiui sukelia sausumą konstituciškai, ne, išdžiovina organizmą. Tačiau trumpuoju laikotarpiu matom, kad jis padeda drėkinti sausumą šlapimo takuose ir inkstuose. Jisai tarsi, vat, jeigu įsivaizduoti, kad organizme yra šitas dykuma, ar ne, kažkokiuose tai audiniuose, ar kažkokioj tai sistemoje, ar visas organizmas, ar ne, tai lipikas sugeba net ir iš tos dykumos paskutinį vandenį ištraukti, jį išjudinti ir išvalyti. Va, dažniausiai taip, kai yra va tas sąstingis, padeda drėkinti sausumą. Taip. Ir aišku, vėlgi ir tas alternatyvinis ar ne poveikis, jisai priklausys nuo pačio organizmo būklės ir kaip tas organizmas reaguos. Apskritai lipikas turės raminamąjį, vėsinamąjį ir drėkinamąjį poveikį sudirgusiai šlapimo takų gleiviniai, kaip diuretikas, tačiau padės sudrėkinti išsausėjusią uždegimo apimtą ir sudirgusią šlapimo pūslės gleivinę ir šlapimo takus. Tai taip pat odai veikia ir taip pat šlapimo takams. Na, audinių būklė, tai yra vėlgi, kai yra drėgmė ir sąstingis, kai yra per daug drėgmės, tai tada lipikas tą drėgmę valo, ar ne, kaip diuretikas. Ir kai yra šaltis, toks kaip depresija, tai yra toks suspaudimas kažkur, tai, ne, depresyvūs audiniai, tai yra sustingę kažkokie audiniai, ar tai raumenys, ar kažkokie, tai pavyzdžiui, sulėtėjusi kepenų veikla irgi bus. Jeigu be uždegimo, tiesiog sulėtėjusi veikla, tai irgi bus šaltos depresijos būsena audinių vadinama. Ne? Kai yra prasta mityba kažkokia, nepatenka pakankamai medžiagų į tą organą ar į organizmą apskritai, medžiagų apykaita sulėtėjusi, ar ne, ir šalinimas toksino automatiškai yra besikaupiantys toksinai, reikia detoksikacijos. Dažniausiai su šia audinių būklė siejami simptomai yra bukas, vangus, pavargęs kūnas, protas ir pojūčiai taip pat, nutukimas, prasta medžiagų apykaita, miglotas mąstymas, edemos ir vandens susilaikymas, vidurių užkietėjimas ir vangus virškinimas, blogas tulžies išsiskyrimas, lėtiniai sąnarių skausmai kažkokie tai ir panašiai. Žodžiu, yra šitas augalas gan specifinis šitom būklėm, kai yra toks drėgmės perteklius ir sąstingis organizme. Ir kai yra sausa ir atrofinė būklė, tai kita priešingybė, ar ne,
kaip dykuma, kaip jau minėjau, ne, tai yra dar kita priežastis, dėl kurios gali būti naudojami lipikai. Paprastai šitoj situacijai pastebimas tas sisteminis arba konstitucinis sausumas, yra visas organizmas yra gana sausas, taip pat ir žarnynas, ar ne, žievėdurių užkietėjimai, plaučių gleivinės yra išdžiūvusios, gali būti kažkokie tai sausi kosuliai ar kažkas tai, ar ne, dusulys kažkoks tai. Ir kadangi limfinė sistema daugiausia sudaryta iš skysčių, kai ji patenka į sausumą arba atrofijos būseną, limfmazgiuose atsiranda gilus sąstingis, todėl kraujas nefiltruojamas, skysčiai sustingsta ir dėl toksiškų tarp ląstelinių skysčių sutrinka ląstelių mityba. Imunitetas susilpnėja dėl to, kad limfocitų turintys skysčiai yra palyginti nejudrus. Ir tada liaukos yra linkusios sukietėti ir patinti. Ir kai lipikas kaip limfagogas tada pradeda drenuoti ir išvalyti sąstovus tuos, bei patinimus limfinėje sistemoje. Ir tai yra pagrindinis imuninės sistemos filtras limfa, ar ne, todėl labai svarbu užtikrinti, kad jinai tekėtų ir veiktų sklandžiai. Ir limfagogais galima stimuliuoti limfos sistemą, padėti išjudinti kraują, kepenis, atverti inkstus, kad pasišalintų visos atliekos. Žodžiu, valo organizmą lipikas. Ir jeigu pavasarį norim prasivalyti, tai lipikas dar vienas augalas į mūsų valančių augalų sąrašėlį. Ir kadangi jisai judina limfą, ar ne, padeda limfai išsijudinti, jis yra labai naudingas ir įvairiausių peršalimų, įvairiausių virusinių infekcijų pabaigoje jau, ne, kai jau organizmas, kai kovoja, ne, su virusais ir bakterijom, visi užmušti imuniteto, ar ne, gynybinės sistemos organizmo bakterijos ir virusai, jie yra šalinami per limfą, ar ne, per limfos sistemą. Ir kai pasidaro ten jau kamštis, ar ne, nu, per daug būna žuvusių kare, ar ne, kritusių nelygioj kovoj su imunitetu, tai tada ir būna sinusitai, ar ne, visokių, ir organizmas nebeišsivalo. Jeigu limfa ypatingai patirštėjusi, tai neišsivalo. Tai va tada, kai jau reikia organizmui valytis, kai su infekcijom jau praktiškai susitvarkom ir reikia valytis, tai tada lipikas yra labai geras augalas. Taip, dabar Davidas Hoffmanas dar rašo, kad lipikai gali būti ir geriausia tonizuojanti priemonė sistemai, yra limfos tonikas, taip, kuris vėlgi pasižymė alteraciniu ir diuretiniu poveikiu. Ką čia dar, ne? Dabar Matthew Woodas, mano labai mėgiamas autorius, taip pat pažymi, kad lipikas yra elnio vaistas. Elnio vaistas ne tik dėl to, kad elniai jį mėgsta. Pavadinimai šitie ateina iš Amerikos indienų tradicijos. Jie augalus vadina pagal gyvūnus, ar ne? Elniai labai mėgsta jauniklius vestis lipikų, būtent pievelėse kažkur tai šalia jų arba ant jų, ar ne? Tai dėl to ir pavadintas elnio vaistu, bet dar turi tokį sąsają, ar ne, ir su konstitucija žmogaus. Tai reiškia, kad tinka tiems, kurie yra aukšti, ploni, liesi ir tokie verpstiški, ne, labai panašus į pačius elnius, tokie aktyvūs, turi daug protinio aktyvumo, tokie, žinot, kur kas tik tai biškį trakštelio ir bėga iš karto, ne, įsivaizduojam elnią, ne, tokie nerimastingi, kovos ir bėgimo būsena, ne, tas fight and flight toksai. Tai tokiems žmonėms lipikas yra kaip tas raminamasis toksai tonikas. Būtent pagal ajurvedą tai yra vata daugiau žmonės konstitucijos, tai šitiem lipika atitinka ir psichologinį ir emocinį profilį ir dėl to lipikas yra labai naudinga šitoj situacijai. Na ir detaliau psichologinis augalo paveikslas, ne, kokiem žmonėm, kokiai psichologijai, kokiai emociniai būkliai labiausiai tinka lipikas. Vienas pirmųjų dalykų, iš tikrųjų, kuriuos galima pastebėti apie šią augalą, būtent yra tas lipnumas jo, ar ne, kabinimasis į visus. Tai yra labai unikalus aspektas lipiko.
Ir iš tiesų labai stiprus jo fizinių ir psichodvasinių savybių požymis. Ir kaip jau minėjau, jis šalina tą užstrigimą ir sąstingį tiek fizinėme kūne, kaip limfagogas, tiek ir diuretikas, tiek ir prisirišimus emocinėje ir psichologinėje srityje. Lipikas padeda išnarplioti keblias situacijas ir nesveikus santykius, kuriuose yra prisirišimo problemų ir lipšnaus elgesio, tik tam, kad būtų kuo geriau išspręstos problemos ir atsivertų teigiamos galimybės. Tai nuostabus sąjungininkas, padedantis išlaisvinti praeitį, atsisakyti to, kas nebetarnauja ir žengti į šviesią ateitį, atitinkančią jūsų tikrąsias svajones ir troškimus. Santykiuose Lipikas atstato harmoniją, subalansuodamas erdvumą ir bendrumą, nepriklausomybės ir intimumo poreikį. Šis augalas teikia daugybę mokymų apie neprisirišimą, kuris gali pasireikšti per materializmą, prisirišimą prie konkrečių rezultatų arba nesugebėjimą paleisti žmones ar situacijas. Kaip vandenynas juda ir banguoja su grakščiu tikslu, taip ir jūs pradėję dirbti su šia maža žalele sugrįžte į grožio ir meilės srovę, kuri vadovauja jūsų gyvenimo raidai. Labai tinka esant nerviniai įtampai, jausmai, kad nesu savimi, nervų dilgčiojimui ir apskritai nervingumai. Aš esu paprastai linkusi manyti, kad jisai naudojamas prisirišimo problemams spręsti. Šita informacija didžiąja dalimi yra atėjusi iš mano mokytojo, Seidžia Popham. Jisai labai šitą augalą irgi yra išnagrinėjęs, tai kažkaip tai per jo pajautimą ir mano pajautimą kažkaip tai tas psichologinis paveikslas taip ir susidėlioja. Dabar fizinės indikacijos. Lipikai nurodoma, kad yra naudojami karščio bėrimų, egzemos, psoriazės, taip pat padidėjus limfinės liaukos situacijose. Apskritai jau, kaip ir minėjau, drėgmės ir audinių sąstingio būsenose. Daugiau pasiskaitysit, labai nesileisiu į tuos mokslinius, apie šlapimo takų uždegimam ir dirginimam, kaip veikia diuretikas. Labai tinka ir vyrams, ir moterims, ypatingai vyrams, kai yra gerybinė prostatos hipertrofija. Moteriams irgi, kai yra kažkokie tai cistitai, gali netgi skausmą, akmenis šlapimo sistemos varyti ir panašiai. Tai labai, lipikas, jisai yra daug, sakykime, švelnesnis negu kad, pavyzdžiui, asiūklis koks nors. Tai lipikas toksai, toks geras labai augalėlis. Dar labai įdomus poveikis ir veikimo sfera lipiko yra būtent hipotirozė arba sulėtėjusi skydliaukės funkcija. Tarp kitko labai paplitusi disfunkcija pas mus yra. Kadangi lipikas yra būtent alternatyvinis ir veikia tą drėgmės ir sąstingio būseną, būtent jisai gali irgi išjudinti skydliaukės visą funkciją, taip pat išjudinti visą šitą sritį ir kai trūksta tiroksino ir medžiagų apykaita yra lėta, atsiranda tas blogo kraujo sindromas, nes organizmo ugnis dega silpnai ir ne iki galo yra sudeginamos atliekos. Organizmas tampa lėtas, vangus, turi antsvorio, toksiškas ir linkęs į infekcijas. Tai iš esmės lemia drėgną ir tą sąstingio audinių būklę, toksemiją ir desperatišką poreikį valyti organizmą. Ir senieji gydytojai iš tikrųjų naudodavo šitą augalą būtent tam blogam kraujui. Kaip sako, kaip blogas kraujas. O šiais laikais tas blogas kraujas ir tapatinamas su sulėtėjusia skydliaukės funkcija, silpnėjusia. Kraujas arba tas tarpląstelinis skystis tampa nešvarus dėl šitos situacijos, dėl pernelyg didelio kiekio medžiagų apykaitos atliekų, imuninių veiksnių, cukraus kiekio kraujo ir panašiai susikaupimo ir tada atsiranda lėtinės odos ligos. Nors paprastai vertinama kaip limfotakos ar diuretinė priemonė, galima įžvelgti naudą lipikų gydant ir hipotirozės simptomus. Ir per būtent skydliaukę, per šitą jis turi tą sąsają su gerkle ir dažnai ir limfmazgiai čia, tai kažkaip tai šitą zoną lipikas labai gerai veikia.
valo infekcijas įvairias ir panašiai. Ir išjudina tą limfos sąstingį. Taip, apie limfą jau daug kalbėjom, labai stipri sąsaja, labai limfagogas stiprus yra lipikas, kartu švelnus, bet stiprus. Žodžiu, kai jau daug kas klausė, čia kitas paskaitas turėjau dar seniorams, tokiems tai klausė sinusitą. Tai manau, kad lipikas vienas iš tų, kurie galėtų ir sinusitui padėti, atitinkamai vartojant. Net būtų įdomu patestuoti, iš tikrųjų, jeigu lipiko sultis lašinti į nosį su šiek tiek glicerino vietoj kažkokių tai vaistų slogai, į nosius užsikemša, reikėtų paeksperimentuoti. Tai va. Ir lėtinės odos būklės. Ir būtent odos būklės, ar ne, kai kažkokias egzemas ar kažką lėtinius reikia gydyti, tai būtent tas, ne tik tai, kad iš viršaus, išoriškai, naudojant tiesiai ant odos tepti. Tas irgi yra labai svarbu, bet būtent per savo limfos valymą, ar ne, per tą alternatyvinį poveikį ir per diuretinį poveikį, jisai dar padeda organizmui išsivalyti kaip ir nuo priežasties, ar ne, pradedam, tai išvalo organizmą tam, kad būtent oda atsistatytų ir iš vidaus, ir iš išorės. Tai lipikas ir iš vidaus, ir iš išorės atsistatinėja ir padeda odos visokiausiams problemams, ar ne? Nudegimai saulėje taip pat, žaizdos, sutrūkinėję speneliai, paviršiniai augliai, visos karštos odos būklės, ypatingai drėgnos ir karštos, egzema, riebioji aknė ir panašiai. Padeda gydyti išopėjusius paviršius, ypač auglius ir opas burnoje ir gerklėje. Ir vėl matoma, lipikas apie gerklę. Senais laikais dar buvo vienas iš pagrindinių vaistų nuo difterijos. Taip, 2020, čia gan įdomu yra, 2020 metais visai neseniai buvo paskelbtas tyrimas, kuriame buvo tyriamas imunomoduliacinis lipikų antilų aktyvumas ir fitocheminis profilis, siekiant nustatyti, ar yra kokių nors reikšmingų rezultatų, rodančių šį konkretų poveikį organizmui. Rezultatai parodė, kad tiek žalias ekstraktas, tiek frakcijos pasižymi reikšmingų imunostimuliuojančių ir valančių poveikių. Gauti duomenys iš dalies pagrindžia tradicinį lipikų naudojimą kaip vietinio poveikio priemonė nuo odos infekcijų ir žaizdų. O kitas tyrimas parodė, kad rezultatus gautus vartojant lipikų metanolinę ištrauką, siekiant ištirti jo antiproliferacinį poveikį tam tikros žmogaus krūties vėžio ląstelėms, žodžiu, kad kaip viena iš priemonių galimai gydyti krūties vėžį. Ir iš tikrųjų būtent toms ląstelėms šitas mišinys pasirodė efektyvus, bet pačiam krūties audiniui nekenkia. Žodžiu, vėlgi kaip viena iš galimybių krūties vėžio gydymui yra tyriamas augalas. Ir būtent vėlgi dėl ko? Dėl pačių savo limfotakos valymo šitų visų savybių. Todėl labai irgi naudojamas cistoms, mazgeliams, sukietėjimams įvairiausiams ir panašiai. Taip, pagrindinės sudedamosios dalys, tai yra augalinės rūgštys, kas yra įdomu, kad turi kavos rūgšties, tai galim ryte bandyti gerti kaip kavą. Ir turi ten galotano, salicilo, citrinos rūgšties ir panašiai. Taip pat turi kumarinų, iridodinių glikozidų ir taninų. Taninai ir duoda tą sutraukiamąjį pojūtį ir skonį, kurį mes jaučiam. Dabar kontraindikacijos. Teoriškai draudžiama vartoti sergant cukriniu diabetu dėl būtent diuretinio poveikio, taip pat turint edemas dėl sutrikusios širdies ar inkstų funkcijos. Pastarasis kontraindikavimas yra visuotinė diuretikų kontraindikacija, žodžiu, iš viso bet kokių diuretinių augalų nerekomenduojama. Bet iš kitos pusės yra visiškai neprasminga, dėl to, kad būtent
kaip augalai ir naudojami, būtent edemai to ir reikia, ne, kad tuos skysčius iš organizmo išvalytų. Na, bet taip rašo literatūra, tai taip reikėtų ir apsidrausti. Ne? Energetinis šalutinis poveikis tai, kad ilgiau vartojant gali išdžiovinti organizmą, tai sausesnio tipo žmonėms reikėtų nevartoti ilgai, neperdozuoti. Ne? Dabar ką galima daryti iš tų lipikų ir koks dozavimas, ar ne? Geriausia rinkti tada, kai pradeda žydėti. Bėda su lipiku ta, kad išdžiovinus daugelis veikliųjų medžiagų dingsta ir džiovinti jo nelabai verta. Žodžiu, pavasarinis ir dabar tas augalas, ne, dabar jau pas mus šiemet vėluoja viskas, tai kažkur arba dabar pradeda žydėti, arba greitai žydės. Švieži lipikai būtent ir pasižymi didžiausiu stiprumu ir džiovinti nelabai, ar ne, sėklos jo paskrudintos gali būti puikus kavos pakaitalas, nes jose yra kofeino. Ir geriausia yra daryti tinktūrą 1:2, užtenka 75% alkoholio, bet neperlaikyti. Ne kaip tradiciškai laikom 14 dienų, bet užtenka 1 savaitės, nes po to jisai gležna tokia ganėtinai žolė praranda tą savo žoliškumą. Ne? Tokį medžiagos gal ir lieka, bet ir dalis to, vienas iš autorių mini, kad dalis to vaistinio veiksmingumo, jeigu perlaikom, yra prarandama. Žodžiu, savaitę laiko lipiką. Sultys. Dažniausiai naudojamas, atėjęs galbūt ir iš kitų, neaišku dabar iš kur atėjęs, bet, žodžiu, tradiciniai gydytojai imdavo ir šaknis, ir lapus, ir žiedus, ir būtent akmeniniai šitoj trintuvėje, ar net trindavo ir būtent iš tų išspausdavo tas sultis ir dar kartais vandens šiek tiek įpila, kad procesą pagreitinti. Šiais laikais mes turim sulčiaspaudės ar ne, kažkokias tai kitus aparatus, blenderius ar dar kažką tai. Tam, kad negestų, ar ne, vis tiek vandeninis ekstraktas, tai reikėtų kažko tai užkonservuoti ar šiek tiek alkoholio. Galima šaldyti kubeliuose ir naudoti pagal poreikį. Žodžiu, sultis tiek odai, tiek į vidų, tiek žarnyno opoms. Rašo literatūrą 30-60 ml iki 4 kartų per dieną. Daugokai, bet dėl to, kad gan švelnus augalas. Taip, kompresus galima daryti išoriškai ant žaizdų, nudegimų, kažkokių dėmių odos, dėmes skaidrina, ar ne? Tai va. Kas čia dar? Na ir keletas formulių, čia vėlgi jos yra iš mano mokytojo to C.J. Popham, ar ne, būtent viena yra, nemažai čia augalų yra, kurie daugiau yra amerikiniai, bet paieškojus tikrai galima rasti, yra ir Lietuvoje galima rasti nusipirkti ir galima iš tikrųjų pakaitalus kažkokius susirasti, kurie galėtų, kita vertus ir medetka, ir lipikas, ir kulkšnė, viskas yra Lietuvoje. Tai va, yra keletas formulių, tiek limfai, tiek prostatai, kas su kuo ar ne. Gerklės, pavyzdžiui, infekcijos formulė man pasirodė tokia gan įdomi, ar ne. Kartais būna, kad įvairiausias priemonės išbandai, o vis tiek kažkokie bronchitai lipa, dar kažkas, tai galima išbandyti dar kitą variantą. Na, egzemai taip pat turim receptą, tinktūras, būtent pasidaryti iš 3 augalų, jas sumaišyti, iš tikrųjų augalai visi žinomi ir lengvai prieinami, tai raudonieji dobilai, dilgėlės ir kipusis lipikas, ir tinktūrą vartojam 5 ml 3 kartus į dieną. Visus augalus, visų augalų tinktūras po lygiom dalim sumaišom
nes išsivalo organizmą su šiais augalais ir kartu pasimaitina, atsišviežina mineralais, elementais, pasimaitina, žodžiu, labai geras tas trejetas yra. Na ir šiek tiek apie energetinę architektūrą. Tai valdančioji planeta šitoje vietoje mane šiek tiek nustebino, bet yra Venera. Reikia dar labiau pabendrauti su augalu. Bet energetiškai jis turi drėkinamąjį poveikį, o pagrindinis giminingumas yra inkstai ir šlapimo takai, taip pat yra reprodukcinės sistemos. Juo gydomas šilumas, virgimas ir infekcijos rodo, kad Veneros savybė yra naudojama subalansuoti Marso perteklių. Žiūrėjau, čia šitoje vietoje naudojama yra antipatija, būtent slopinti visokius uždegimus, tai kas yra Marso savybės. Lieknumo požymis taip pat yra būdingas Veneros atitikmeniui. Lipikas tiesioginė prasme negali užaugti itin aukštas pats savaime, dėl to remiasi kitais augalais, kad galėtų augti. Lipa ant jų ir dėl to yra priklausomos nuo savo santykių, o santykiai tai neabejotinai yra Veneros savybė, Veneros sritis. Dėl to dar kita savybė, dėl ko Venerai galima būtų priskirti, tai yra tai, kad jis auga drėgnose, tokiuose vešliose vietose, ir tos vietos primena, kad fėjos gyvena, kur fėjos gyvena, tai ten tokios mistinės tos tokios vietos. Tai va ten ir lipikai dažnai būna. Ryšys su elniais ir jo mėgiamų guolių lipikų pievelėje taip pat yra susijęs, nes elnės yra Veneros gyvūnas, pasižymintis padidintų jautrumą. Tai va tas Veneros paveikslas toksai yra ta sąsaja, nors man kažkur viduje kiba, kad turi dar ir kitų kažkokių tai planetų įtakos. Tai va. O būtent prisirišimai visi ir santykiuose prisirišimai yra ta tamsioji Veneros pusė, kurią padeda lipikas išbalansuoti. Taip. Valdantis elementas, čia abejonių nekelia, labai viskas aišku, yra vanduo, nes ir visus kūno vandenis veikia, ir sistemas vandens mūsų veikia, ir drėkina, ir veikia drėgmės būsenas, žodžiu, viskas apie vandenį. Ir pats dar mėgsta augti drėgnose vietose, tai tikrai labai daug sąsajų su vandeniu. Valdantysis alcheminis principas yra gyvsidabris arba merkurė. Stabilus arba vata dar yra pagal ajurvedą, ar ne? Ir iš tikrųjų iškart matyti, jau kaip ir kalbėjome, lipikai būtent sausiem tokiem, vata visiškai išdžiūvusiem žmonėm labai ploniems tinka. Turi subtilę įtaką nervų sistemą, yra gana naudingi būtent sausiems žmonėms, sausos odos būklėms, nervingiems žmonėms. Ir būtent nervų susikaupimams mes jų būdas taip vadina, dar nervų. Ir iš tikrųjų pats augalas turi šiek tiek panašumo pagal savo struktūrą, morfologiją, sąsają su būtent nervų galūnėmis ir nervų tais svogūnėliais, kaip atrodo. Tai va. Visos tos savybės rodo tą būtent Merkuriaus, tas savybės. Ir šį kartą pridėjau dar irgi, mano mokytojo yra pasiūlytos ezoterinės reikšmės, gal kam bus įdomu. Sujungia elementą ir principą, patenkame į žuvų ženklą, kuris yra mutabilus vandens ženklas. Ir įdomu tai, kad žuvis yra ženklas valdantis limfinę sistemą, todėl tai turi nemažai sąsajos su lipikais. Venera kartu su žuvimis mums suteikia dvi pagrindinės organų sistemas, tai inkstų šlapimo takus ir limfotaką. Apskritai, kintamasis kryžius, žuvis, šaulys, dvyniai valdo visus nervų sistemos aspektus. Taro kortose nėra konkrečios Veneros žuvų ženkle kortos, tačiau šis augalas
padeda ištaisyti Taurio 8, kurie atstovauja Saturno žuvų ženkle problemas. Kaip iššūkio arba sunkumų korta kibusis lipikas gali būti naudingas, kai šis archetipas pasireiškia kieno nors gyvenime. Kai iššūkiai, sunkumai kažkokie yra, lipikas gali padėti, ar ne? Saturnas iš esmės yra apribojimų, sąstingio, inercijos ir iš esmės įstrigimo energija. Ir ši savybė vandens ženkle pasireiškia emociškai, konkrečiai ir mūsų santykiuose, kai kas nors pernelyg save išplečia, duoda iki tokio lygio, kad paskui išsenka, pasijaučia išsunktas ir emociškai apkrautas. Tai simbolizuoja kortos taurės, kurios dažniausiai būna tuščios, o vandeniniai yra skylės. Saturno žuvų ženkle rodo, kad reikia nusistatyti tvirtas ribas savo ir ugdyti emocinę brandą santykiuose. Vienodai duoti ir vienodai gauti. Visur turi būti balansas. Tai gana geras lipiko santykių situacijos paveikslas. Ir galiausiai fizinių lygmenių Saturno žuvyse gali tiesiog reikšti limfos sąstingį. Tai kaip ir viskas gyvenime yra labai susiję, tai ir įvairiausi simboliniai įrankiai, kuriuos mes galbūt naudojame gyvenime ar ne, geriau suprasti save ir kitus žmonės, ne, per simbolius, tai tokie kaip kažkokios kortos, sistemos kažkokios, tai ar astrologija, tai ir padeda visą tą atskleisti. Tai tiek žinių apie lipiką. Lipikas dabar auga ir yra pats laikas su juo bendrauti, jį rinkti, jį apdirbinėti ir ruoštis, ragauti ir žiūrėti, ar jis mums tinka ar netinka. Tai labai kviečiu tą daryti. O jeigu ir labai lauksiu pasidalinimų grupėje ir kitą mėnesį. O dabar, tai kalbam, Dovilė, matau, kad kelia ranką, kas dar gali pasidalinti, tai dalinkitės. Ne, aš tai pasidalinti apie lipiką, ne, bet šiaip tai labai dėkoju, nes tokia aktualiai irgi yra man iškilusi būtent su to įstrigimo, ne. Tai tai labai įdomu, taip netikėta, man buvo irgi visiškai netikėta. Ir man, sakau, aš kažkaip pradėjau ruošti ir net šiurpai eina per visą kūną, ant kiek viskas rezonuoja. Aha. O klausyk, truputėlį čia trikdžiausi, džiovinti normaliai galima, ne, jis turėtų gerai išdžiūti, aš galvoju. Praranda tas savybės. Ai, teisingai, Skirkevičius sakė, kad sultis. Aha. Geriausia sako sultis, žinai. Matai, bet jisai toks sausas, net keista, iš jų ten tų sulčių nelabai padarysi. Bet yra, žinok, kai pradedi trinti ir žinai, aš tai blenderiuot bandžiau. Kai tu blenderiuoji truputėlį su vandeniu, tai bus ant to vandens, bet vis tiek, žinai, tas vanduo irgi padeda tas, žinai. Aišku, jo reikia daugiau tada, žinai. Tai jį matyt galima tiesiog kramtyti ir čiulpti. Aš taip galvoju, ko gero verti. Iš tikrųjų, kramtyti, daryti tokią košelę galima dėti, jeigu kažkur nudegi, žinai, tai tas variantas irgi manyčiau, kad būtų. Jo. O šiaip man dar kitas klausimas, iš karto jau praktiškai, kaip pasakei, įdomu, o kvapusis lipikas, ar čia jie analogiški ar ne, nežinai, nes čia būtent kibusis lipikas, ar ne? Jo, čia būtent kibusis lipikas, aš apie kvapnųjį lipiką irgi nesu labai studijavusi, bet kiek žinau, irgi veikia, kvapnusis lipikas irgi šlapimo sistema, būtent inkstus tikrai veikia. Nežinau kitų poveikių, reikėtų dar pastudijuoti, bet manau, kad pusbroliai, tai turėtų panašumo tikrai turėti nemažai. Čia netgi broliukai turbūt. Jo, labiau broliukai negu broliukai, Jo, ir tik tiek, kad tas kvapusis, aš kiek suprantu, jis tik auginamas, jis iš pietų šalių kažkur atėjęs. Kiek bandžiau sėti, man nepavykdavo. Jo? Nes man niekaip nepavyko. Žinau, Dzūkijoje praeitais metais važiavau dukrą, ir šiemet vešiu į stovyklą, ten Dzūkijoje daro. Ir vienoj pievai, irgi, žinot, kai būna važiuoju ir aš pamatau, ką nors, net nesuprantu, ką ir sustoju. Paima ir nutraukia kažkur. Ir sustojau, ten toks apžvalgos bokštas, dar tokia visai aikštelė tokia, bet ta pieva, jinai tokia, buvo dar visa graži, aš ten įpildau ir mačiau tikrai tą kvapų į lipiką ir galvoju, kai važiuosiu atgal, tai tikrai prisiskinsiu. Aha, bet kai važiavau atgal, jinai buvo nupjauta. Nu va. Ir nieko neprisiskydau ir nieko nebegavau.
Tai daugiau taip nedarau. Jeigu jau atvažiavau, tai reikia pačiu prisisėti. Bet tikrai mačiau, dar kažkaip stebėjausi, buvo lipikas, nelipikas, taip žyti geltonai, kitaip truputėlį negu kad... Reiks pasižiūrėti, ar jis tikrai pas mus, jeigu laisvai auga, tada jo, dar paprasčiau tada. Nu, bent jau, gal aš ten sumaišiau, bet man atrodo, kad tikrai buvo tas. Nes, nu, bet sakau, toks, aš, žinai, taip žiūriu į tą ir galvoju, lipikas, bet nelipikas. Bet lik ir lipikas, žinai, tai va toks, ir paskui programėlę išsitraukiau, kad kopus. Bet ten, žinai, gal jeigu pjaunama ta pieva, gal kažkas, nu, žinai, tiesiog užsisėjęs ten kažkaip. Ai, va, čia rašo, kad auga Lietuvoje puveninguose miškuose, tai tokiuose biški su lapuočiais. Ten prie tokio ežero dažnai jo. Nu jo, kur drėgniau. Drėgmė, jo, ten visai ant ežero pakrantės. Nu, reikės pasižiūrėti. Tai va, tai žodžiu, Dzūkijoje tai tikrai mačiau, kur kitur nežinau, ar yra, bet klapusis aš esu mačiusi jo. Nu, aš mėgstu, kai kur važiuoju, tai vis mūsų iš kelio vis atrandu kokių. Jo lapai tokie žymiai, tokie didesni. Kitoks jisai yra, bet vis tiek turi to panašumo. Supratau, aišku, gerai, ačiū. Pasidomėsiu giliau. Nu, kas dar turi kokių klausimų ar kažkokių tai pasidalinimų? Nu, manau, kad lipikas dar nustebins ir mane, ir jūs. Va, rašo Edita, auga šauklių riedulinė, kadaginė pernai dariau. Nu, va, aš jau pat auga. Nu, va, gerai. Aš kažkaip, atrodo, tų augalų tiek žinau, bet su jais niekad realiai gyvai nesusidūrus arba neprisimenu. Smagu, kad yra ką dar pasidomėti, kokių augalų atrasti. Nu, tai va, super, dėkui, Edita. Kažkaip šiandien tylė Edita, matyt, pavargusi po darbų, bet nieko, visko būna, visko reikia. Tai ką, jeigu nėra klausimų, labai ačiū, kad prisijungėt, nu, tikrai labai šilta, gera su jumis. Įrašą įkelsiu rytoj, gal ir šiandien dar kelsiu, tai žodžiu rasit, klauskit grupiai, dalinamės toliau ir paskelbsiu jau tada šiek tiek vėliau Liepą, kurį sekmadienį bus Liepa, beveik kiekvieną savaitgalį darysiu gyvus renginius, bet vis tiek kažkurį tai sekmadienį ar kažkurią tai kitą dieną susitiksim tada ir kalbėsim apie kažkokį kitą augalą. Jau dabar net neklausiu apie ką, nes nežinau, kas šį kartą mane kur nuneš ir kas nusileis. Daiva, norit paklausti? Aha, aš noriu paklausti. Dabar jūs ten sakėt medetkos, dilgėlės ir lipikas. Jį skydliaukiai galima naudoti ten tą derinį? Ar aš kažką ten manau, kad taip, dabar? Nes ir medetkas skydliaukiai labai, bet labai du stiprus limfagogai yra, ne, medetka ir lipikas. O dilgėlė, tai jinai... Ir dabar kaip lipikas Venera, tai, nu, čia irgi Venero zona, jaučio zona, Edita. Edita, Dovilė. Jo, taip. Nu, tai... Va. Tai va, puikiai forma. Yra jaučio Venero valdoma zona, Venera. Taip. Šiaip tai įdomi ta korta, jinai tokia su keliom, tarsi, nu, va, ten tos taurės ir po to jos tarsi žmogus, tarsi tu turi, bet tu nežiūri tai ir toks tarsi, nu, nepasitenkinimas, nusivylimas jo. Man viską visada duoti, bet aš nieko nepriimu, aš turiu savo nuomonę ir aš atmetu viską. Tai va, šitas irgi prisirišimas prie savo nuomonės, toks prie savo to įsitikinimų kažkokių. Nu, jis ir yra kibus toks, įsikibau ir laikausi savo. Taip, įsikibau ir laikausi savo, ne, aš geriau žinau ir čia man niekas nežinau. Labai tas jaučiasi. Ai, o žinai, aš tiesiog tik pasakau, bet, nu, tikrai čia be jokių, čia irgi tada kilo, kai buvom susitikę savaitgalį, klausimas dėl mėtų, ne, vat kodėl
kodėl mėtos, yra nuomonių įvairių ir kiti mėtas, kažkaip tarsi, ar atmeta, ar nelabai naudoja, nes bijo, pavyzdžiui, kai su homeopatiniais vaistais jos nesuderinamos. Bet aš galvoju, bet gerai, bet, pavyzdžiui, ten Turkijoje, arabų kraštuose, tai ten yra kasdienis gėrimas, tai ten tokia stipri arbata, tik tiek, kad su daug cukraus geria. Ir pagalvojau, va tikrai, tas augalas toks jisai, prieštaringas, bet jis be galo stiprus, neumėta, tai kokia galinga, tai net sunku patikėti yra. Tai va, tai aš taip pagalvojau ir pas pačią ten tų mėtų daug auga. Tai, bet jeigu kada prie progos. Man labai patinka hidrolatai mėtų. Ir aš naudoju, ir iš tikrųjų, žinai, Dovilė, dabar kai tu kalbi, tai man mėtos yra tokios, kurios, jos arba jos mėgsta, arba jų nekenti. Tai va, jos nepalieka irgi abejingų, jos yra, labai charakteris stiprus. Mėta ir jo kiekviena rūšis, kad ir dirbtinė išveiksta, jinai turi savo charakterį. Žinai, man mėtos labai kažkaip asocijuojasi su rože. Mane rožių yra labai daug rūšių su savo charakteriais, kiekviena, tai mėtos irgi, labai daug rūšių, bet kiekviena su savo labai stipriu charakteriu. Ir aš iš tikrųjų sakyčiau, kad net ne žmonės nemėgsta mėtų, o mėtos nemėgsta tam tikrų žmonių. Ir iš tikrųjų, tos mėtos neprisileidžia tam tikrų žmonių, kur ir žmogui nereikia, ir jos nereikia. Ir gerai, ir nereikia. Ateina tam tikras metas. Ir man, tarp kitko, kai kuriais metais labai norisi, o kai kuriais metais visai nesinori. Man jos tai labai kvepia, bet gerti ar valgyti, tai neypatingai, bet kvapas tai faina, patinka. Man labai patinka jų vėsa vasara. Man kai karšta, tai ir į vandenį mesti šakelę, atgaivina ir apsipurkšti. Ta gaiva jų, tokia tas mentolis, jis duoda tokią gaivą. Jo, bet būtų, atsiprašau, įdomu, ta giliau. Jo, mano viena draugė paprašė, jai labai karštą, jos ilgi labai plaukai, sako, padaryk man ką nors, kad man galvai. Tai žinokit, aš ir padariau jai su mėtom ir jinai tepasi tą galvą ir tada atsivėsina visa galva ir jinai sako, dabar aš gyvenu. Mėta tokia. Jo, tai tai galima, bet įdomu, sakau, dar, truputėlį giliau, pavyzdžiui, kad tos ezoterinės, kodėl jinai tokia prieštaringa, kad, sakau, homeopatai kategoriškai, vienintelis augalas, kurie atmeta, kad kai geri homeopatinius vaistus, jos negalima naudoti. O Turkijoje ten kasdien jie geria ištisai dideliais kiekiais. Man dabar, žinai, aš nesu studijavusi, bet reikėtų pastudijuoti, čia įdomus klausimas pastudijuoti. Bet, žinai, man dabar pirmas, kas atėjo, tai kad, žiūrėk, ir kai laktacija yra, ir kai mamos auginančios, irgi mėta yra kontraindikacija. Jo. Turi tą mėtą tokių savybių, kur ne visada jinai yra naudinga, ir nėštumo metu ne visos mėtos, ten tam tikros mėtos yra kontraindikuotinos persileidimam. Tai jinai stipri, žinai, jinai su savo aštrumu tokiu, žinai, stipri, jinai aštri yra labai mėta, tokia, savo visą. Ir tuo galingumu, šiaip kaip augalas, jinai tokia, jau eina, neiškrapštysi. Jau dauginasi, tai jau Čia tokia galia. Išlaitas užleistas ir tada dzint, kur jos ten eina, tegul eina kiek nori. Arba jau jas reikia valdyti. Pas mane, jeigu matei prie šiltnamio šokoladinę mėtą, tai ir lentas iškėlus, išvarčius. Viską varto. Jo. Gerai, pastudijuosim. Tai ką, labai ačiū, gražaus vakaro ir ką, iki kitos susitikimo tada. Klausyk, gal galima vis dėlto irgi daryti darbo dieną, ne savaitgalį, nes vasarą tie savaitgaliai brangus labai ir taip sunkiau prisimti. Aš nežinau, kaip kitiem. Jo, man tai visai gerai toks darau tada savaitės kažkokią tai dieną vakare ir tada, kad būtų visiems patogiau. Pritariu, Dovilė, teisingai. Sutarta, tai va, gerai. Sakykit, kad... Žinau, kur turiu lipiko, beleikį einu. Gerai, einam rinkti lipiko. Ačiū.